Sveiki, draugai. Šiandien rimta tema ir šiandien kalbėsime be bajerio. Antradienis, gegužės 19 diena ir Antanas Kandrotas, kuriam šiandien turėjo būti posėdis apeliacinėme teisme ir kuris yra šiuo metu Baltarusijoje, netvyko į posėdį ne dėl to, kad jis yra Baltarusijoje, o todėl, kad jisai pakliuvo į ligoninę. Guli ligoninėje, į ligoninę Baltarusijoje jį nuvežė greitoji pagalba su miokardo infarktu. Taip, jam padaryta operacija, jisai dabar prisektas prie lašelinių ir Gerosios kaiminystės forumas veikiantis Baltarusijoje, kuriam vadovauja Lietuvos pilietis Edikas Jegelavičius, štai ką paskelbė savo Facebooko profilyje. Antanas Kandrotas intensyviosios terapijos skyriuje, kas bandė pašalinti nepatogų aktyvistą. Antanas Kandrotas, jaunas, energingas ir sveikai gyvenantis vyras, staiga patyrė miokardo infarktą. Kad jisai sveikai gyvena, galiu patvirtinti ir aš pats, ir aš manau, tie, kas su Antanu gyvai bendravo ir žino, kaip jisai elgėsi, žino, kaip jisai ką vartoja, ko nevartoja. Taip kad kaltinti, kad jisai ten kažką savo būtų pasidaręs, būtų elementariai kvaila. Aktyvistas buvo skubiai paguldytas į ligoninę, o Baltarusijos gydytojai atliko skubę širdies operaciją. Laimė gydytojai sureagavo greitai, aktyvisto gyvybė buvo išgelbėta. Šiuo metu jis yra intensyviosios terapijos skyriuje ir stebimas. Šitą reanimacijai skaityk. Tačiau pagrindinis klausimas lieka. Ar tai buvo mirtina nelaimė, ar kruopščiai suplanuotas pasikėsinimas nužudyti. Nepatogaus Lietuvos opozicijos veikėjo sveikata pablogėjo pernelyg greitai, grasinimų ir politinio spaudimo akivaizdoje. Ar gali būti, kad Lietuvos saugumo tarnybos, laiku nesugebėjusios įkalinti Kandroto, griebėsi banalaus pasikėsinimo likviduoti fiziškai? Politiškai motyvuoti teismai, ką aš tvirtinu vienareikšmiškai, būdamas liudininku Antano Kandroto nekaltumo riaušių byloje, tai yra savo akimis aš užfilmavau, kad Antanas Kandrotas neįvykdė jam inkriminuojamo nusikaltimų, už ką jis yra nuteistas riaušių byloje pirmos instancijos. Lygiai taip pat teisti jį už tai, kad pavadina profesionalų seksualinį deviantą pider gėjumi, už tai skirti jam metus laisvės atėmimo yra irgi pasityčiamas. Irgi yra ne tai, kad pasityčiamas, tai yra elementarus bukas, toks bukas kaip buki mūsų prokuratūros šitie bobikai, sprendimas ir susidorojimo būdas. Todėl jokios tikimybės, jokios garantijos, kad jam inkriminuojama kita byla dėl finansinių nusikaltimų irgi kelia labai didelių klausimų, kadangi toje byloje vėlgi nėra pagrindinių įrodymų. Jisai kaltinamas, kad į Lietuvą atvežė ir neteisėtai realizavo tiek kuro, kas sudarytų 280 vagonų sąstatą. Kažkas tokio, netoli 300 vagonų sąstatą. Tačiau jokių duomenų, kad toksai vagonas, toksai sąstatas, tiksliau, toks kiekis kuro, nesvarbu, ar tenai traukiniais, ar laivais, ar sunkvežimiais į Lietuvą būtų įvažiavęs, tokių duomenų nėra. Jo nepastebėti fiziškai yra neįmanoma. Todėl aš labiau linkęs tikėti Antano Kandroto versiją, kad tai vėlgi bandymas nureketuoti tenai verslininkus užsiiminėjančius savo kažkokiais tarpininkavimo paslaugomis, o ir
su juo, o jo konkrečiu atveju susidoroti politiškai, negu realios finansinės machinacijos ir realus finansinis nusikaltimas. Na, o dar vienas epizodas, dėl kurio Antanas Kandrotas yra teisiamas, tai iš viso yra pasityčiamas. Žmogus pjauna į veidą, jisai gindamas, jis kepštelė atgalę ranką per pakaušį, per kapišoną, ten pusantros galvos už save aukštesniam degradui. Ir teisė ne tą degradą, o teisė Antaną Kandrotą. Ir realių laisvės atėmimo vienerių metų bausmės prašo prokuroras už tai, kad Antanas Kandrotas leido savo sureaguoti į viešą pasityčiojimą ir taip toliau. O tuo tarpu Bartkevičiui turėjo, tam degradui turėjo būti byla baudžiakas už ypatingai grubų pasityčiojimą viešoje vietoje. Yra straipsnis toksai. Taigi, tai čia šioje vietoje grįžtam prie pranešimo. Taigi, politiškai motyvuoti teismai tiesioginiai ginkluotų nacionalistų, aš sakyčiau, nacistų grasinimai smurtu, o dabar ir paslaptingas širdies smūgis vyrui, kuris niekada neturėjo širdies problemų. Laimiai ne visiems planams, oficialiems ir slaptiems, lemta išsipildyti. Vilniaus planams, taip. Antano gyvybei šiuo metu pavojus negresia ir tai svarbiausia. Geros kaimynystės forumas laiko sukryžiavęs pirštus už mūsų bendražygio ir draugo sveikatą. Linkime Antanui drąsos ir greito pasveikimo ir tegul jis, nepaisant visų tų blogo linkinčių norų, kuo greičiau pasveiksta ir palieka tą terapijos skyrių. Taigi, draugai mano, ant kiek tai yra realu, kad Antaną Kandrotą Baltarusijoje galėjo nužudyti? Viskas, pažinu, yra palyginant. Štai vienas Lietuvos pilietis Baltarusijoje žuvo. Su įtarimu, kad jį likvidavo savi, kalbu apie Pociūną, bet Eduardas Vaitkus, buvęs Baltarusijoje pernai ir neseniai laidoje Marijui Jonaičiui patvirtino, kad Baltarusijos teisėsauga pateikė jam tvirtinimą, kad jokio tokio tenai slaptų šitų kėslų nebuvo, elementarus buitinis alkoholizmas, taip dasigėrus iki absoliučios kontrolės praradimo. Bet mes turime kitą atvejį, kuris Lietuvoje nežinau, ar yra plačiai išgarsintas, tai yra 21 metų pabaigoje į Baltarusiją iš Lenkijos pabėgo kareivis Emilis Čečko, kuris pasiprašė politinio prieglobsčio ir paliudijo, kad Lenkijos kariuomenė oficialiai yra davusi įsakymą, savo viduje yra davusi įsakymą, pasienyje pagautus nelegalius migrantus šaudyti vietoje ir vietoje miške užkasinėti. Ir jisai po dalyvavimo tokioje akcijoje pabėgo per sieną į Baltarusiją ir ten pradėjo liudyti. Tas įvyko 21 metų pabaigoje, kai ten ėjo per visas Lietuvos, Latvijos, Lenkijos sienas, ėjo didelių srautų turistai gerai įdegę turistai iš artimųjų rytų. O po kelių mėnesių, kadangi Emilis Čečko ne tik vieną kartą paliudijo, bet jisai buvo įdarbintas žmogaus teisių gynimo organizacijoje ir aktyviai jos veikloje dalyvavo ir jo liudijimų pagrindu buvo pradėtas tyrimas Hagos tribunole nusikaltimų prieš žmoniškumą. Maža to, Emilis Čečko, pagrindinis liudininkas, tapo pagrindiniu liudininku ir Baltarusijoje iškeltose bylose. Kas nutiko? 22 metų kovą Emilį Čečko rado pakartą jo bute Minske. Taip kad mąstykime.